Nu ką, gerai, mes jau... Tada aš jau savo atkalbėjau. Ačiū tau iš šitą. Na tai mielai, tai pasiskambinu, kaip bus. Vilius. Vilius pas pirmas. Ja, tai Vilius tikau šiandien ir jūs Celis tikau šiandien, kaip tik pakeliu čia. Pakeliu čia? Ja. Mes planavom 5 minutės, bet kiekvienam gavosi po 10-15. Vis tiek gal pakartys ir ten. Jo, kažką reikia. Viską. Viktorai, kaip atsidūrėte Vasario 16 gimnaziją, kokie keliai jūs atvedė? Taip, Vasario 16 gimnazijos aš atsidūriau 88 metais į 5 klasę, o aš ten atsidūriau dėl to, kad iš tikrųjų mano sesuo ten lankėsi jau anksčiau, tai man teko gimnaziją aplankyti šiaip kaip svečias, kai mano sesuo ten mokinosi berods 84 metais ar 86 metais, ne 84. Teko pabūti Vokietijoje, gimnazijoje, sesę aplankyti, man labai patiko ir nuo to laiko visą laiką svaigu apie tai, kad norėčiau ten patekti. Dar vaikystėje visą laiką skaitydavau knygas apie detektyvus visokius, apie jaunimą, kuris ten draugų būrys ir taip toliau, draugų būriai visokie, kurie visokius ten detektyvinės istorijas. Tai man tas bendrabutis visą laiką taip mistiškai atrodė, labai norėjau ten būti. Ir kai man buvo 10 metų, gavau stipendiją iš išeivijos lietuvių iš Amerikos. Aš atsidūriau 91 metais ir buvau vienas iš berods pirmosios bangos lietuvių, kurie atkeliavo, galima sakyti, tiesiai iš Lietuvos. Nors mano kelias buvo galbūt netiesiai Lietuva Hüttenfeldas, bet jis buvo per Amerikos high schoolą, teko prieš tai metus pabūti Amerikoje. Ir labai nesinorėjo to Amerikoje ilgiau būti, norėjosi grįžti į Europą. Ir buvo galimybė būtent, buvom labai daug ką girdėję ir dar nuo seno apie Vasario 16 gimnaziją. Ir atsirado finansinė galimybė tenais nuvažiuoti. Ir taip ten aš atsidūriau 91 metais. Iš esmės tokios daugiau išorinės aplinkybės, nes mano tėvai atvažiavo į Vokietiją dirbti, jie buvo diplomatai ir aš atvažiavau su jais. Tada man buvo, dabar nežinau, 13 ar 14 metų ir tiesiog tuomet buvo žingsnis pakankamai toksai, kaip sakyti, logiškas eiti mokintis į lietuvių gimnaziją. Kažkada 92 metais aš su mama išvykau iš Lietuvos į Vokietiją ir iš pradžių lankiau vokišką mokyklą Nürnberge, bet labai trumpai palankiau ir man tai nepatiko ir aš žinojau, kad yra tokia lietuvių Vasario 16 gimnazija Vokietijoje ir aš sakau, mama, jeigu mes gyvensim Vokietijoje, tai aš noriu tik tai toj mokyklai mokintis, nes buvau girdėjęs apie ją iš savo pusseserės vyresnės, kuri Vokietijoje gyvena. Ir jinai tenais lankėsi taip pat Vasario 16 gimnazijoje ir gerus atsiliepimus kažkaip iš jos girdėjau. Aš sakau, aš ten noriu mokintis. Tai 92 berods ir patekau į Vasario 16. Ką žinau, gal pirmą kokią savaitę, mėnesį gal ir trūko, nors nežinau, kai jau tau 15 metų, gal tu kaip tik nori nuo tėvų biškį pabėgti. Ir man taip irgi kažkaip nutiko, kad taip sutapo, kad ta paauglystė galbūt be tėvų, sakykime, tokios tiesioginės priežiūros praėjo. Tai tėvus atstojo, aišku, gimnazijos darbuotojai, tiek vedėjas, tiek mokytojai, kurie irgi labai artimai draugavo ir bendravo su manimi. Kaip ir daugeliui paauglių ateina tas metas, kai labai nori pabėgti iš namų ir pradėti gyventi savarankiškai. Tai čia ir buvo ta pirmoji galimybė pajusti tą laisvo, tokio gal sakyčiau savarankiško gyvenimo jausmą, bet iš tikrųjų tuo pat metu tai ir buvo gana didelis šokas, nes iki tol viską darydavo tėvai, mama ir taip toliau. O atvykus į gimnaziją daugelį tokių, sakyčiau, buitinių dalykų reikėjo pasidaryti pačiam. Tai susitvarkyti kambarius, įsiskalbti drabužius ir taip toliau. Be abejo, būdamas gimnazijoje kažkuria prasme be tėvų, tai tėvus pavaduodavo gimnazijos auklėtojas, mokytojai, direktorius, vyresni mokiniai. Ir
tai buvo labai svarbu, kad tas auklėjamasis procesas toliau tęstųsi. Ir jis man tikrai daug atnešė ir aš supratau, kaip nekeista, kad per tos 4 metus praleistus gimnazijoje, kad mano irgi santykiai, paauglio santykiai su mano mama tuo metu pasitaisė, nes aš buvau tikrai nelengvas sūnus. Galbūt tą laikotarpį, ko negauni iš tėvų, tai galbūt tuomet bendrauti gauni kitus dalykus ir mokykloje. Tai žinoma, galbūt tų namų kažkiek tai trūko ir tėvų, bet aišku, man asmeniškai pozityvus dalykas buvo, žinot, pasakysiu atvirai, prieš atvažiuodamas į vasario 16 turėjau šiokių tokių mokymosi problemų pačioje Lietuvoje. Ir, kaip sakyt, galbūt tą šiokią tokią bendrabutinę tą atmosferą, mokymosi atmosferą man iš tikrųjų tuo požiūriu padėjo, kad mano mokslai pradėjo eiti į viršų. Tai čia per daug nesigirsiu, bet, kaip sakyti, tuo požiūriu tai buvo gal ir visai gerai. Antro, 16 metų žmogui be tėvų būti 2000 km nuo savo namų yra idealu. Ir tėvams yra idealu, ir tau, nes vis tiek tas yra maištinis periodas kažkiek. Tai kas yra pas kiekvieną jauną žmogų. Ir tą maištą tu iš tikrųjų išsileidi ant mokytojų ir bendrabučių vedėjų, kurie vaikai tave prižiūri. Ir tada iš tikrųjų labai pasilgsti tėvų ir ta tokio kažkokio priešpriešos su tėvais jos nelieka, kuri būna dažniausiai būna per tokį periodą gyvenimo. Atvykęs į gimnaziją, be abejo, buvo viskas nauja ir netikėta ir tai buvo, mano manimu, geriausia gyvenimo mokykla, kokią tik buvo galima gauti. Nes tai tave auklėjo jau nebe tėvai, o auklėja aplinkybės, mokytojai, bendravimas su draugais tave įtakoja, daug kitų dalykų įtakoja ir tu išmoksti galų gale atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, išugdai atitinkamas vertybės savyje. Ir tampi tikrai pats viduje žymiai stipresnių žmogum ir atspariu galbūt visokiam gundimam arba visokiam nereikalingam dalykam. Tai kadangi dabar daugiau nei 10 metų įvairiose srityse ir įvairiose pozicijose dirbu pardavimo darbą, tai vienareikšmiškai tas toks turbūt lankstumas, komunikabilumas, empatija, disciplina galų gale, kurią įgavau būtent bendrabutyje ir bendrai toje mokykloje, padeda man karjerui, kadangi bendraujant su klientais, tai vienareikšmiškai tau reikia to lankstumo, komunikabilumo, discipliną, tai tiek organizuojant savo darbą, tiek kitų šiai dienai žmonių darbą organizuojant labai svarbu ir empatija galų gale, tai jinai svarbi bet kokiame kolektyve. Tai aš manau, kad šitie turbūt kertiniai dalykai, kuriuos aš įgavau ten ir tikrai jie man padeda ir toliau gyvenime judėti priekį. Visas mano tas, kaip pasakyti, asmenybė susiformavo būtent Hüttenfelde, šitam 2000 gyventojų miestelėje. Ir jo, įtakos man labai daug turėjo, kaip jau minėjau, nuo savarankiškumo tiesiog dėl to, kad ir be tėvų ir aplamai nuo to, kad tu nuo pat vaikystės pats ir savo ten lovą kloji, tvarkais kambarį, ten savo drabužius plauni, skalbi, taip toliau, prisižiūri visokias, aišku, teko daug keliauti, matyti daug Europos jau labai anksti, per atostogas su draugais daug važinėdavom į visokias ten aplinkui Prancūziją, Ispaniją, Olandiją ir taip toliau. Aišku, muzika visa prasidėjo pagrinde Vokietijoje, kadangi lankiau muzikos būrelį, ten daug būrelių lankiau, ir muziką, ir šokius, ir skautus, ir ko tik nelankiau, ir diskotekas vesdavau mokykloje, ir vienu žodžiu. Tai visa tai mane irgi labai formavo, iki šiol esu didžėjus, disžokėjus ir muzikantas, visa tai prasidėjo gimnazijoje. Tai jo, grupės Camp, aišku, jos šaknys yra gimnazijoje, tai ir susikūrimo istorija prasideda būtent gimnazijoje, nebūtų vasario 16, tai nebūtų ir Skemptas, tai 100%, nes būtent gimnazijoje mes su Viktoru susitikom, jo, 9 klasiai, ir
Ir po truputį pradėjom iš pradžių vaikiškai, paskui vis rimčiau ir jo, tai mes pradėjom gimnazijoje su, iš pradžių vadinosi Mixed Attack, V-Power, žodžiu, paskui kažkada Viktoras sugalvojo, kad turėsim vadintis Camp. Šiame paskutinėme darbe, kuriame dabar dirbu, kažkada kalbėjausi su savo vadovu ir sakau, kokia buvo, kai vyko darbo pokalbis, sakau, koks buvo pasirinkimo kriterijus, kodėl nusprendėt mane. Tai vienas iš tų dalykų tai buvo būtent tai, kad aš 5 metus praleidau Vokietijai, kad moku vokiečių kalbą ir įmonė yra Lichtensteino įmonė ir realiai tai yra labai glaudžiai susijusi su Vokietija. Ir iš tikrųjų tai buvo vienas iš pagrindinių kriterijų, dėl ko gavau paskutinę savo darbo vietą, kur dabar sėkmingai darbuojuosi. Aš niekada negalvojau, kad man nusišypsos laimė ir dabar darysiu tai, ką aš darau, tai yra muzikos grupė vadyba, dar pats ir groju. Ir va šito tai tikrai visi pamatai buvo gimnazijoje, nes gimnazija yra Hüttenfelde, kur yra nedidelis miestelis ir ten yra idealios sąlygos užsidaryti. Mes užsidarydavom tokiam roko kambarėlį, pasiimdavom iš gimnazijos turimus instrumentus ir mes ten grodavom. Ten Viktoras Diavara, Vilius, mes padėjom visi pagrindus tam, ko mes dabar gyvenam. Ir vienas dalykas ir grojimo pradmenis, tada suvokimo, kas yra instrumentai ir taip toliau. Tai buvo ta terpė, kurioje mes tai galėjom laisvai padaryti ir turėjom tikrai marias laiko tam daryti, nes ten gali labai gerai, jeigu nori mokytis, gali mokytis, jeigu nori groti instrumentais, man atrodo, gali gal 10 instrumentų išmokti, nes tiek daug laiko tada yra ir galimybė. Jeigu atsuktumėte laiką atgal, ar pakartotumėte visą kelią praeitą gimnazijoje, ar norėtumėte vėl pradėti mokslus gimnazijoje? Jeigu man būtų 10 metų, aš manau lygiai tą patį padaryčiau. tą patirtį, kurį tu ten gali gauti, tą savarankiškumą, kurį tu gali gauti, kalbas, kurią gali išmokti. Aš kalbu prancūziškai, vokiškai, angliškai, lietuviškai, šiek tiek немножко по-русски, понимаю, бамбара, bet bent jau iš tų 6 kalbų 3 ar 4 išmokau Vokietijoje besimokindamas. Tai visa tai yra labai gerai. Turbūt, kad taip, tas laikas buvo įdomus, bet kaip jums pasakyti, tie keliai, kokie jie būtų buvę, žinokit, būtų buvę gerai. Aš taip negaliu kalbėti, bet kokiu atveju tai, ką aš tenai turėjau gimnazijų tą laiką, tikrai dėl to nesigailiu ir mielai jį prisimenu. Ir turiu pasakyti, kad, kaip nekeista, gyvenimą bendrabutį net iki šiol pasapnuoju. Manau, kad taip, nepaisant to, kad laikai dabar yra pasikeitę, žmonės ir mokiniai ypatingai turi įvairiausių galimybių, bet gimnazija, kaip ir minėjau, suteikia tau tokių žmogiškųjų savybių, kurios tikrai būtų sunkiai pasiekiamos gyvenant tėvų lizdelėje, sakykime. Jeigu man pasitaikytų tokia galimybė būti vėl 15 ir paklausti manęs kas nors, ar noriu patekti į vasario 16, tai tikrai norėčiau, nes tai buvo, gimnazijoje buvo vienas iš geriausių mano paauglystės laikų, sakykime. Šimtmečio proga, ką norėtumėt palinkėti dabartiniam gimnazistam ir būsimiem gimnazistam? Aš noriu palinkėti, kad vis tiek visą laiką išliktų lietuviška gimnazija vienaip ar kitaip, kad ta lietuviška dvasia niekur nedingtų. Vasario 16, Joninės. Aš linkiu nepamiršti Lietuvos. Tai nereiškia, kad būtinai čia į Lietuvą grįžti ir būtinai čia dirbti ir taip, bet tiesiog nepamiršti būti su Lietuva kiek įmanoma. Ir linkiu, kad gimnazija laikytųsi, kuo ilgiau, kuo stipriau ir su laikais eitų žingsnį į žingsnį. Mūsų laikais nebuvo jokių mobiliakų, kompiuterių, dabar manau, ten ko tik nesurasi ir tikiuosi, kad su ateitimi viskas tik tai gerės. Taip, kad norėčiau irgi jau dabar palinkėti būsimiem gimnazistam ir dabartiniam gimnazistam, kad būtina save išbandyti labai daug sferų, būtina pasirinkti irgi
nelengviausią kelią, bet pasirinkti tokį kelią, kad nereikėtų savęs vėliau klausti, vat, jeigu aš būčiau pabandęs tą, galbūt buvo visai kitaip. Ne, tokie klausimai neturi atsirasti, tu turi paprasčiausiai pabandyti tą kelią, nebijoti išbandyti savęs atitinkamose srityse. Norėčiau palinkėti, kad mėgautųsi kiekvienu momentu tenais gimnazijoje, kad, kaip sakau, rastų tą vėliavą, kurią gali gimnazija pakelti ir nešti 21 amžiuje, nes tai yra unikali vieta, kurioje gali susijungti visą lietuvišką pasaulio lietuvišką diasporą ir turėti pakankamai laiko, ne savaitę, ne 2, o visus metus arba keletą metų ištisai gyventi kartu. Tai yra neįkainuojamas dalykas. Dabartiniam gimnazistam norėčiau palinkėti, kad jie pasiimtų viską, ką gali gauti iš mokslų Vokietijoje, pažintų kultūrą, išmoktų kalbą ir visas tas žinias panaudotų grįžę dirbti Lietuvai. Tai kad išnaudoti tas galimybės, kurios yra suteiktos, būtent jeigu mokysitės ten, nes ten gali paliesti tam tikrus dalykus, kurių kartais negali paliesti netgi Lietuvoje, tai vėlgi būti aktyviu ten ar skautų veikloje, ar ateitininkų, ar tose pačiose šokiuose. Tai mes netgi gyvendami Lietuvoje kartais apie tai nesusimastome, kad ir to neužsiemame, ar ne, tai tikrai šitą dalyką išnaudoti galbūt keliavimo, nes logistika tikrai irgi yra patogi tiek galbūt kartu su mokykla, tiek jeigu ten galimybės leidžia ir savaitgaliais atskirai, nes tikrai gimnazija įsikūrus vietoje, faktiškai galima sakyti, širdyje Europos, ta prasme, kad visos tikrai didžiosios šalis bent Europos ranka pasiekiamas. Tai šitoje vietoje tikrai palinkėčiau, kad išnaudoti ne vien tik tai tos mokslus, vokiečių kalbos išmokimo galimybę, bet ir tą užklasinę ypatingai veiklą, kuri yra tikrai neatsiejama dalis tos mokyklos. Na, iš pradžių gimnazijai noriu palinkėti dar mažiausiai 100 metų, mažiausiai, nes politinė situacija nerami ir ką gali žinoti, aišku, niekam nelinkiu, kad atsitiktų kažkokie neramumai, bet gimnazija tikrai turi išlikti ir kaip sala lietuvybės, nepabijokim to žodžio Europoje, tai tikiuosi, kad gimnazija išliks dar ilgai ir per jonines dar daug kartų grįšim į ją. O mokiniams norėčiau palinkėti nepabijoti būti be tėvų, nepabijoti būti atviriems, sugyventi gražiai, bendrabutyje, nekonfliktuoti, ieškoti galimybių kurti, nes tikrai ten buvo tokios galimybės. Aišku, daug priklauso ir nuo pačių žmonių, kaip jie nori ir iniciatyvos imasi. Ir jo, gerų mokslų ir lengvų egzaminų. Ačiū, Vilija.